Beveik visas lauko drenažas Lietuvoje veikia sausinamuoju režimu. Reguliuojamasis drenažas leidžia drenažui veikti sausinamuoju ir drėgmės dirvožemyje kaupimo režimu. Taip reguliuojant drenažo nuotėkį galima prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją sušvelninti. Tai užtikrina maisto medžiagų ir vandens išteklių tausų bei aplinkai draugišką naudojimą, apsaugo vandens telkinius nuo galimos taršos ir daro teigiamą poveikį ekosistemoms. Esant sausringiams laikotarpiams, sistema sumažina augalų stresą patiriamą dėl drėgmės trūkumo. Išmanusis drenažas jutiklių pagalba leidžia vartotojai skaitmeninėje platformoje realiu laiku stebėti dirvožemio drėgmės, drenažo sistemos vandens nuotėkio, gruntinio vandens lygio ir klimatinius vietovės ir kitus duomenis, o mašininio mokymo algoritmai juos analizuodami suformuoja drenažo sistemos reguliavimo rekomendacijas. Pastarieji duomenys leidžia vertinti drenažo sistemos reguliavimo priemonių efektyvumą, pateikia vartotojai aktualią informaciją ir sudaro galimybės, kompleksiškai įvertinus turimus rodiklius, priimti galutinį sprendimą vienu paspaudimu. Išmaniojo drenažo sistema gali būti įrengiama naujai statomose, rekonstruojamuose ar atnaujinamuose sausinimo sistemose. Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad galimas daugiametis vidutinis derliaus priedas yra 10%, o Lietuvoje investicijos į išmaniąją drenažo nuotėkio reguliavimo sistemą auginant žieminius kviečius atsiperka per 4 metus, o miežius per 8 metus.